Na ir netrukus Orestas Abramavičius duos šių rungtynių pradžią. Ir su kamuoliu Vilniaus Žalgirio futbolininkai Matulevičius. Bet tas paskutinis perdavimas nebuvo tikslus. Bet Klaudijus Upstas pratęsė ataką. Veržėsi į baudos aikštelę. Ir čia pavyzdinė Kauno rajono Hegelmano ataka. Kas kitas, jei nerezultatyviausias komandos žaidėjas. Aš manau, kad čia daugiau negu pusė įvarčių reikia atiduoti Klaudijui šitą reidą. Nes visų pirma buvo perimtas kamuolys, paskui tikslus perdavimas, sužaidė senelę, ten prakišo tarpkojų komandai ir taip drąsiai palei liniją praeiti su kamuoliu, pakelt galvą, pažiūrėti, įvertinti situaciją ir atiduoti tokį puikų perdavimą. Čia daugiau negu pusė įvarčių yra Klaudijaus. Dar kartą čia Europoje ir ar šiemet iškovos medalius. Dabar žalgiriečiam teks nori, nenori dar labiau atakuoti. Mikhailovičius. Jo smūgis ir keli rikošetai ir Hegelman persvarą džiaugiasi labai neilgai. Čia turbūt, fortuna šypsosi Mikhailovičiui ir Vilniaus Žalgiriui. Ten ir keli gynėjai lietė ir Šarkauskas atrodė, kad galbūt pagaus tą kamuolį, bet galiausiai tas kamuolys taip vėdėdamas nenori, bet atsidūrė Hegelman vartuose. Na, turbūt Rolandui Džiaukštui rotacija šitoj grandy šiam sezone vyko Vilniaus Žalgirio klube. Puikus perdavimas. Klaudijus Upstas pusėje 61% laiko jo kontroliuoja. Tavarisas, čia ieško Burbos, Antalio smūgis. Vincentas Šarkauskas laiku ir vietoje ir vėl. Jau pradeda Hegelmano ataką, šiaip puikiai pamato Leo Ribeiro. Brazilas susimoja kairę koją, bet smūgis gavosi netoks turbūt stiprus, kaip pats tikėjosi. Bet kartais tokiose situacijose, tarsi ir greičio pristinga jiems. Dabar Tavarisas pavojingą perdavimą gali atlikti, prašoka čia keli Hegelman žaidėjai. Verbickas, Antalis! Ir Libijo Antalis daro tai, ką moka geriausiai, džiaugtis įvarčiais, įmuša dar vieną ir jo emocijos tarsi įmušus pirmą kartą gyvenime. Puikų perdavė Ovidijus Verbickas. Atrodė, užsimojo smūgiuoti, tačiau periferinių matymų pamatė Libijo atsidengus ir tokį braziliško tipo perdavimą atliko. Vincentui Šarkauskui belieka tik tai raginti, nenukabinti nosies komandos draugus. Ne tai, kad dominuoja, bet demonstruoja geresnį žaidimą, bet viskas baigėsi tuo, kad kol kas 2-1 pirmąją žalgiriečiai. Kol kas sudėčių pasikeitimų nelabai matome. Greitai išvardinsiu, kasgi žaidžia abiejose komandose. O ir pralaimėjimas būtų 1-2 ir 1-3, esmės nekeistų. Dabar čia Tintalis ištaikė nuošalės ir reikia pripažinti, kad vėl sėkmė šypsosi žalgiriečiams. Vilius Armalas tampa to nelaimėliu, nukreipęs kamuolį vartus. Manau, dar čia gal bus perkvaris. Ne, manau, kad tai spręsta jį kviesti rinkti. Palinkėkim Giedriui sveikatos, juolab, kad tikrai laukia ir paskutinis turas ir rinktinės langas. Čia Nemanė Mikhailovičius palieka kamuolį Matėjui Burbai ir Matėjui Burbai pasižymėti nepavyksta, bet labai pavojinga Žalgirio ataka. Realiai dviese čia perskrodė visą Hegelman gynybą. Puikus Vincento darbas. Jis tikrai čia įvartinis momentas, geras smūgis į artimą vartų kampą ir Vincentas demonstruoja gerą reakciją. Na taip, ir Matėjos Burbos smūgis buvo. Na ir galų gale, Orestas Abramavičius švilpia šių rungtynių pabaigą. Vilniaus Žalgiris iškovoja pergalę 3-1. Rungtynės Marijampolėje dar nesibaigė, bet ten kol kas 2-2. Tai reikštų, kad Žalgiris